Labadiena visiems. Šiandien mes turim atvejį netradicinį, kai vieną bitę du vilkus pjauna. Tai bandysim šioje mūsų spaudos konferencijoje aptart pagrindinį mūsų galvą klausimą, kurį užduoda savo šiandien nemažiau kaip milijonas Respublikos gyventojų. Tai yra pensijinio amžiaus žmonės. Kaip funkcionuoja privatus pensijiniai fondai krizinės ekonomikos sąlygom. Ir kadangi pradžiai galvojom šią diskusiją pravesti su Sodros atstovais, su privačių pensijinių fondų asociacijos vadais, kol tarpusavio diskusijoje tarp manęs ir kolegos paaiškėjo, kad klausimas yra kur kas sudėtingesnis. Tai yra netgi ne fondų klausimas, tai ne, sakykime, Sodros politikos klausimas, bet iš esmės tai ideologinis klausimas. Kaip funkcionuoja laisva rinka, kurioje vyksta krizės. Ar jinai dar yra, aš net paklausiu. Krizės vyksta reguliuojamoje rinkoje. Taigi. Nes laisvos nėra. Taigi, pirmą atsakymą mes jau turim. Taigi, keli klausimai kaip tik tai šitą temą, o paskui mes esam prie privačių pensijinių fondų. Aš vieną minutę. Aš save šitoje konferencijoje prezentuoju kaip būsimą pensininką. Ir su viltimi žiūriu į svečios akis. Kuri irgi yra būsima pensininkė. Ir tikiuosi, kad jinai mane įtikins, kad mano pensija gali būti saugiai kur nors investuota. Ir aš kalbėsiu iš paprasto pensininko, būsimo pensininko pozicijų. Sakykime, 25 metai man, aš ką tik pradėjau dirbti ir svarstau, tai dėti ar nedėti tos privačius pensijų fondus savo pinigėlius. Taigi padarykim prielaidą, kad čia sėdė 25 metų jaunuolį ir padarykim prielaidą... Ir sena 40 metų ekspertė. Taip, ir padarykim prielaidą, kad mes galim prognozuoti tai, kas įvyks už 40 metų, kad mes galim suvokti, kokie procesai vyks laisvoje, nelaisvoje rinkoje, ar ne? Gerai, bet visi mes žinom, kad yra krizė dabar. Ir taip, kaip rusai viską nurašydavo ant totorių mongolų jungo ir, reiškia, ant revoliucijos, paskui ant didžiojo tėvynės karo, tai dabar taip visos nelaimės yra nurašomos ant krizės. Žinote, pas mus yra krizė. Taigi, klausimas yra toks. Kaip, Rūta, galėtum įvardinti priežastis, dėl kurių šita krizė atsirado? Priežastis yra viena. Tai paskui mes paklausim ir jauną pensininką Rolandą. Priežastis yra viena, tai yra nevaldoma pinigų politika. Centriniai bankai, valstybiniai centriniai bankai, turintys pinigų spausdinimo monopolį, tiesiog pinigus pavertė neribotą gerybę. Kuomet pinigai atsirado rinkoje, atsirado kaip prekė. Jie buvo riboti tam, kad gautum pinigų, reikėjo įdėti darbo. Kad gautum auksą, tu turėdavai arba kasti tą auksą, įdėti darbo, arba išmainyti į auksą kitas savo gerybės. Dabar pinigai yra popieriniai, tai yra centrinių bankų monopolis ir centrinio bankų vadai, keli protingi žmonės susėda ir nusprendžia, o kiekgi dar pinigų mes paleisim į rinką. Ir pinigai tapo neriboti ir būtent dėl to, kad popieriniai pinigai, niekuo nepadengti pinigai yra spausdinami iš oro, tai yra krizės priežastis. Kaip tas mechanizmas veikia, kuomet tie pinigai yra skolinami komerciniam bankam, komerciniai bankai turi juos įdarbinti ir gali prisimti didesnį riziką, kai yra daugiau pinigų ir juos reikia išdalinti. Tai natūralu, kad jie imasi tos rizikos, kurios normaliom sąlygom nesimtų. Prarandamos iš viso skaičiavimo galimybės, kuomet visi projektai pradeda atrodyti pelningi ir apsimokantis. Jeigu dar prisideda kažkokios valdžios skatinančios priemonės kredituoti, kaip pavyzdžiui JAV buvo. Rūta, dabar iškart pasakyti, ar šitas 50 eurų banknotas... Šitas yra taip pat centrinio banko produktas, yra be jokio padengimo, jo neparašyta nei in gold we trust ir net in God we trust neparašyta. Tai dabar... Mes juokaujam, kad doleryje parašyta in God we trust, iškrito raidelį L turėtų būti in God. Tai dabar pasakyk, mes gaunam tas 50 eurų banknotus ir kaip ES parama Lietuvai, ar ne? Tai ar tu teigi, kad kažkokie tai dėdulės kiek nori, tiek jų atspausdina ir paskui, reiškia, dalina rytų Europos valstybėms. Imkit,
Tai būtent taip ir yra, supaprastinant. Aišku, ten sėdi komitetas, pinigų komitetas, kuris galvoja, sprendžia, kiek dar pinigų išleisti, bet turim suprasti, kad žmonių suvokimas ir galimybės pažinti ir galimybės žinoti yra ribotos ir nieks nežino, kiek pinigų reikia rinkai. Tokių nėra žmonių. Tai ar tu dar kartą pasakyk, ar tu teigi, kad už šito stovi susitarimas ir sprendimas, o ne konkrečios vertybės? Žinoma. Kas už šito pinigus? Tai niekas. Bet tai taip yra su bet kokiu... į dykumą ir... Taip, bet tai taip yra su bet kokiu vertybiniu popieriumi. Su bet kokiu popieriniu pinigu. Gerai, akcija yra, sakykime, labai aiški giminaitė šito popieriaus. Nuosavybės akcija. Akcija šiek yra tiek kitas kitaip. dalykas. Akcija yra liudijimas apie tavo nuosavybę kažkurio įmonė. Jeigu O čia yra pasitikėjimas, pasitikė ar ne šitą popierėlį. Aš manau, kad tuo pasitikėjimo aspektu tai yra labai panašus popieriai. Gerai. Dabar, ar nėra kitų dar priežasčių šitai krizai atsirasti? Aš galiu pridėti, kad šitą skaitantis būsimas pensininkas, aš skaitau, kad yra dar ta vadinama derivatyvų krizė. Tai jūs geriau už mane žinot. O jų yra prileista dar daugiau negu tų popierinių pinigų. Ir kas įdomiausia, kad niekas net nežino kiek. Nes tai nebuvo visiškai reguliuojama. Jeigu šitos pinigų leidimą dar šiek tiek reguliuoja, tai derivatyvų rinka iš vis yra nežinoma, apimtis nežinoma, o visa esmė bankų balanse tai yra tas. Kiek tie derivatyvai šiandieną kainuoja? Paaiškinsiu tiem, kurie nesupranta. Bankai nupirko vertybinių popierių ir jų balanse jis yra pirkimo kaina pažymėtas. Šiandieną to vertybinio popieriaus kaina yra arba nulinė, arba nežinia kokia. Taip? Teisingai aiškiai? Jeigu šiandieną bankai į savo balansę tuos vertybinius popierius įvertintų rinkos kainą, jie visi yra bankrotai. Taip? Visaip gali būti. Visaip, bet dauguma taip. Ir kaip buvo padarytas šiuo atveju Jungtinėse valstijose? Buvo leista taikyti kreatyvinę buhalteriją. Ir bankų buhalteriam leista tuos vertybinius popierius įvertinti taip, kad jų balansas atrodytų gerai. Kitaip sakant, yra visiškai nebekontroliuojama situacija. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, ką aš skaitau, kaip paprastas būsimas pensininkas, kad amerikiečiai gyvena jau daug dešimtmečių ne pagal pajamas. Sutinkam? Jie gamina žymiai mažiau negu vartoja. Jie gamina dolerį. Taip, jie gamina dolerius. Ir jie visi ima. Ir visi ima. Ir visi priversti jį imti. Taip, dėl to, kad jie turi karo laivyną, raketas ir kažkaip nelabai drąsų neimti. Tai dar viena priežastis. Ir šita sistema, kuri funkcionavo keliasdešimt metų, šitam mūsų laike, yra krizėje dėl to, kad žmonės nebenori imti tų dolerių, ar ne? Pradėjo abejoti. Ima, bet jau abejoja. Nebežino, kokią valiutą taupyti. Tai kurie ima tik $100 banknotą, mažesnė nebeima. Toliau atsiranda jau kitų regioninių valiutų idėja. Taip. Nes nebenori jau, kad būtų arabų šalis, dinarą atgaivinti. Ir rusai, ir kinai ieško alternatyvų. Ir patys amerikiečiai svarsto Amero idėją, ar ne? Schwarzeneggeris pradėjo leisti šiuo metu apskritai savo valstijos pinigus, ten kažkokį surogatą. Kitaip sakant, šitas finansinis kapitalizmas, kuriame mes gyvenom pastarosius 20 metų po nepriklausomybės, yra, mano supratimu, didžiuliai painiavoj tokioj. Ir va šitoj painiavoj mes dabar atiduodam savo pinigus į privačius pensijų fondus. Kolegos, mano abudu ekspertai pernelyg gerai sutarė. Ir aš turiu dabar paskutinį klausimą abiem. Tai pasakykit, ar ši, sakykime, krizė, kai buvo neribotai spausdinami popieriniai pinigai, kai buvo, išleidžiami vertybiniai popieriai, už kurių stovėjo perkūnas žino kas, tai dabar jie yra dėl to, kad rinka buvo nekontroliuojama, ar dėl to, kad rinka kaip tik buvo kontroliuojama? Tai kontroliuojama. Pasakykit, bet ne tu. Kaip ne tu? Kontroliuojama. Pinigai leidžiami centrinio banko, tai yra iš viso rinkos ten nėra. Tai yra valdžios sprendimas, tai yra valdžios produktas. Va čia yra valdžios yra produktas. Jungtinėse valstijose yra dar įdomiau. Yra kongreso įsakymų suteikta monopolinė teisė ir tai yra monopolis, tai yra nebereikia vadinti privačiu, jokio privatumo ten nėra. Yra valstybinis monopolis. Dabar komerciniai bankai, tai jie yra stipriausiai reguliuojami. Jie labiausiai reguliuojami iš visų sričių veiklos. Kieno reguliuojami?
Nu, valdžios, kasgi reguliuoja, kas turi įgaliojimus reguliuoti. Čia jau mes galim ir įsiskirti.